Nu va, pagaliau atėjo laikas pradėti ir naują atvirą vandens žvejybos sezoną. Šiandien kovo 11 diena, ankstyvas pavasaris, bet šilumos ir saulės tikrai netrūksta. Ir tarp kitko šiandien jau ketvirta tokia šiltesnė diena, kai temperatūra plus 12, nedidelis vėjelis. Tikrai tokią dieną būtų ir keista neišvažiuoti ir nepavaikščioti palei upę. Ne visur dangai. Vis ištirtas. Geriausia. To. Priešėlė tarp ledo. Mažas. Jaučiasi. Vasaras. Mes irgi šiandien rūpintis sudėtingai nebuvo. Tiesiog pasiėmiau batoną iš spintelės. Ir duobė, lėktuvas. Graži vieta. Dievas skaidrus. Smagiai leidžiu laiką. Oras tikrai gražus. Ir tik tai trūksta. Taip, turiu. Smagu. Pirmą žuvį. Labai gražiai kovoja. Žuvis. Pamačiau. Tikrai graži žuvis. Labai smagu, nu kągi. Taip ir galvojau, kad negalėtų tokią gražią dieną taip niekas ir nekibtų, ar ne? Oi, smagu. Labai smagi žuvis. Oi, kaip mum jis purdė. Taip, pasimkim. Oi, čia visai šauni žuvis. Opa! Oh, yes! Yes. Nu ką, gražu, ar ne? Na. Šapala. Štai koks grožis. Paleiskim. Ate, iki. Nu, kaip ir viskam, ateina pabaiga. Taip ir šiandienos mūsų žvejybai. Gražus oras. Puikus pavasaris, meškerė rankos, batonas ir galima pagauti pirmą žuvį. Tad šiandien tiek ir galbūt susimatysim neužilgo ir kitose video. Tad ačiū, kad žiūrėjot.